Esu plaukiantis kapitonas, jūrų kapitonas ir plaukiau su Portugalijos, dabar su Vokietijos valstybių vėliavomis. Manau, kad pagrindai jūriniai valstybei yra padėti. Tai yra pirmiausia požiūris į jūrininkus, požiūris į mūsų uostą yra gana smarkiai pasikeitęs. Ir šiuo atveju reikia manyti, kad jeigu tos tendencijos tęs, mes įsivysysime į tikrą jūrinę valstybę su geromis jūrinėmis tradicijomis. Darbas su jaunaja jūrininkų karta. Deja, visai jūrininkų, jiems kaip ir daugelį jaunimų, reikia natūraliai, pirmiausia, jie galvoja materialinį pusį, uždirbti pinigus ir iš karto visus. Ir požiūris tas apie Lietuvos laivyną, tai, ką jie baigė jūreivystės mokyklas, kur įdėtos lėšos, ir požiūris į tai, kad kur geriau jiems, iš dalies galėtų pasikeisti. Ir be abejo valdžios požiūris į Klaipėdos uostą ir jūrininkus. Kaip pasakė garbus kapitonas Sigitas Šileris, viskas pasikeistų, jeigu būtų valstybės sostinė Klaipėdoje. Tuomet gal ir požiūris pasikeistų į jūrininkus ir požiūris į jūrinę valstybę.